Pirmiausia, reikia surinkti stovą, originalus stovas, kuris yra kiekvienoje eglutėje. Tai toks metalinis stovas. Įsukame varžtus taip, kad jie neįeitų į vidų į tą vamzdį, tik kad užkabintų sriegį D9KEN. Apverčiam eglę, tą apatinę dalį užmauname stovą ant kamieno. Prispaudžiame iki pat galo ir švelniai. Švelniai susukame. Tada eglę paguldome. Mes tai padarysime ant paletės, kad būtų geriau matyti. Kaip matot, premium eglutės turi šakeles, kurios pačios išsiskleidžia. Džia, dzlut, pata. Pačios susilygina ir tarpai tarp šakų taip pat patys susitvarko. Iš esmės, šiuo momentu galėtume pradėti išskleidimą, bet paaiškinsiu vieną dalyką. Jeigu jūs išskleidžiate ir formuojate eglutę, šitą detalę ir kitą dėsite tik tada, kai tas apatinis eglutės sluoksnis jau bus paruoštas, o kitu atveju tai šiek tiek trukdys. Apie tai tuoj pakalbėsim. Pasakysiu jums, modeliavimą pradedame nuo apatinių šakelių, niekada nuo vidurio ar viršaus, nes jeigu pradėsite formuoti nuo viršaus žemyn, tai paskui jums tiesiog pritrūks rankos, nes to šakelės jums badys akis. Todėl svarbu, kad darytumėte nuo apačios į viršų. Jeigu turite galimybę, o turbūt kiekvienas turi tas šakelės, devedė nebelmentin levink, kurios iš pradžių gali truputį trukdyti. Prisiriškim kuo nors. Bet kuo, jei turit virvę, tai virvę, jei juosta, sirį, tai juosta. Jei net tokia virtuvinė tampri plėvelė, susirišam tai pateinės, kad galėtume patogiai viską išskleisti. O čia matot originalų stovą, kuris yra šitoje eglėje. Jis yra geras, gana tvirtas, o mes siūlome ir premium stovus. Pabandykim uždėti vieną iš tų stovų ir jau ant jo dėliosim tą eglutę. Matot, Diffie HT kaip čia ankštai įsistato, bet užtat labai stabilu, labai tvirta. Nu ir tą ten nuslenkame žemyn. Na, paskui gali būti truputį didesnė bėda, nuimant tai. Numušant tą stovą. Nu, bet sakau jums. Ir stabilumas nepalyginama. Nu, visiškai nepalyginama. O čia yra pigiausias stovas. Tai jeigu pasiimtumėt tokį iš masyvaus ąžuolo ar uosio, tai jau visiškas pasaulio čempas. Gerai, and those I come in with summer fuzz. Double it. Mes viską sudėliosim ant paletės, kad geriau matytumėt, kokia yra dėliojimo tvarka. Pririšim tas šakeles. Aš turiu tokią juostą ir su ta juosta pririšime šakeles. Galit panaudoti tam virvę. Galite panaudoti stretch plėvelę. Tai geriausia daryti gulint prieš uždedant stovą. Iš tikrųjų BCAMIN. Nes tada tos šakelės nenusvyra ir netrukdo uždėti. Formuojame burn. Pradedame formuoti eglutę, tai yra eglutė, tokio tipo kaip kėnis. Tai reiškia, kad spygliai yra aplink kiekvieno galiuko ašį ir mes juos įskleidžiame. Taip, 1BCLAI. Kad tarpai tarp šakų būtų kuo labiau užpildyti tais galiukais. Eglės turi tą savybę, kad šakeles galima tiek pakelti į viršų, tiek nuleisti žemyn. Stenkitės tai išdėstyti taip, kad čia buvo toks kampas apie 120. Tai viena šakelė eina į dešinį įstryžai, tarsi į kokią valandą. Antra šakelė eina kairiu kampu, tarsi į 11 valandą. 0, 0. Trečia šakelė leidžiasi žemyn, tarsi į 6 valandą. 0, 0, 9, T. Ir taip yra su kiekviena kita šakelė. Per tarpą tarp tų tipsų, kad jų nedėtumėt į vieną eilę. Nes taip eglutės nesutankinsit, kuo labiau šakas išskleisime į šonus.
tuo labiau užpildysime tarpus tarp eglės šakų. Čia gale yra tokios šakutės. Įskleidžiam į šoną ir panašiai iš tų šakių išvedame galiukus. Na, ir čia turime šakelės pabaigą. Taip pat tuos tipsus paskirstome ir panašiai darome kitos šakelės, kol apvažiuosim visą lają aplinkui. Ant vienos šakos yra 25. Tokios mažos šakelės, o savo ruoštų viena šakelė susideda iš 5 tipų. Vadinasi, ant vienos šakelės yra 125 tipsai, aplink eglutę yra 10 šakų. Tai viename sluoksnyje turime 1250 tipų, nes tipsas tai yra tas elementas. Čia yra tipsas. Tai važiuojam aplinkui. Verta atkreipti dėmesį. Bopas next sakinys J. Jeigu pažiūrėtume taip išilgai šakelės ašies, tai šakelės turėtų skleistis kaip stipinai rate, kad neliktų tuščių tarpų. Tai į kiekvieną pusę turi eiti kokią nors šakelę, dėl to tarpas tarp šakelių bus geriausiai užpildytas. Na, galima pakelti šakelę ir pasižiūrėti, ar kur nors nėra didesnių tarpų. Kiekvienos šakelės gale yra vienas galiukas, kurį galime taip išvesti spinduliškai nuo kamieno į išorę. Čia yra, čia tos šakutės C. Taip pat ir šitoj vietoj. Paskirstam O. Matot, čia, pavyzdžiui, yra 2 ūgliai. 2 šakelės, kurios persidengia. Tai reikia taip suformuoti, kad jos nesidubliuotų. Na ir dabar, jei pažiūrėsim, žiūrėkit išilgai ašies. Tai matosi, kad šakelės labai gražiai išsiskleidžia, taip spinduliškai nuo to šakelės ašies į šonus, kaip stipinai rate. Ir taip mes darom. Aplink nuosekliai visos likusios šakelės. Nu gerai. Tai pirmą vainiką jau padarėm. Dabar imamės kitų šakelių kitos lajos. Ir darom tai lygiai taip pat. Tai yra tikrinam, kad šakelės būtų ir apačioje, ir šonuose, ir iš viršaus, kad kuo labiau užpildytume tarpus tarp šakų. Kartais nutinka, kad kas nors atsiunčia man nuotrauką ir sako, ponia, nes tai ne tas pats, kas nuotraukoje, ir kad jo eglutė tokia reta. Ir mes į tai pasižiūrim. Jo darbo tai taip išdėstyta. Nu taip iš esmės. Taip išdėstyta ir va. Ir čia tipo išskleista eglutė. Ir taip visa eglutė išskleista per 15 minučių. Ir eglutė paruošta. Ir sako ponia, čia ne tas, kas nuotraukoje. Ne, nėra. Gerai. Tai mes čia leidžiam žemyn. Kitas šakelas. O likusios surištos. Kad mums netrukdytų. Tėtis grįžta atgal prie krūvos. Pažiūrėkit, kaip dabar gražiai matosi tie kamoliukai. Kaip čia viskas super susiūta. Kaip viskas lygu. Kaip estetiška. Ar ne? Ir darom antrą sluoksnį. Kaip darėm pirmą. Antras šakų sluoksnis. Kaip matot. Ji yra tarpuose. Tai reiškia, kad šakos iš antros vainiko dalies yra tarpuose, tarp tų šakų iš apatinės vainiko dalies. Kitos bus toje pertraukoje ir dėl to viskas atrodys labai fainai. Tankiai. Labai fainai užpildyta. Tankiai. Pilna ir nebus tarpų. Na tai pirmą dalį turim paruoštą. Eglutė jau preliminariai suformuota. Preliminariai. Nes vėliau, kai tą eglutę galutinai išdėliosim, dar tvarkysim, iš didesnio atstumo viską apžiūrėti. Ar viskas gerai? Nu, bet jau matosi, kad eglė tanki. Ar ne? Ir taip yra su kiekviena eglutė. Jeigu ji gerai, tvarkingai suformuota, tai aišku būna taip. Žinot. Savalijai. Aš čia darau greitai, kad jums parodyčiau, nes normaliomis sąlygomis man reikėtų
Kad gražiai suformuočiau eglutę, tam prireiktų apie 8 valandų. Bet darom tai greitai. Kol turim kameros operatorių. Gerai. Dabar dedam antrą komplektą ir prisiminkit, negrabkit čia už tos apvijos, nes tai lektų rankoje. Nuslistų ir liuksy, ir būtų ta vadinamoji amba. Dedam. Tai ir dėl to tą rinkinį dedam. Tik tada, kai visos apatinio rinkinio šakelės yra suformuotos. Nes jos mums tiesiog visą laiką trukdytų. Kai jos yra sujungtos vertikaliai, kad mums tiesa, kad galėtume rankomis pasiekti patį kamieną, kad galėtume suformuoti tuos galiukus. Na ir čia dabar imamės. Formuojant tas paskutinės šakeles galite pasižiūrėti, kaip atrodo skirtumas tarp eglutės, kuri jau yra preliminariai suformuota. Tai ta eglutės dalis, kuri preliminariai suformuota. Ir ta psiks, tis, ht, ten, m, kuri dar nėra suformuota. Tai kartais gaunu tokių eglučių nuotraukas ir klientai sako, kad jos retos, kad yra tarpų, o aš sakau, kad būtent taip ir yra. Bet jie gali turėti gražią, tankią eglutę. Jie ją suformuos. Eglutė jau iš esmės visa preliminariai suformuota. Vėliau ją dar patobulinsime, bet jau matot, kad ji tapo tankesnė, pilnesnė, ar ne? Kapoldatas tai, viršūnė jau neturi šakelių ant vyrų. Kaip modeliavome šakelės ant vyrų. Čia jau galime arba atsisėsti. Geriau viską daryti sėdint arba padėti. Kitas žmogus mums padeda. Laikydamas tą viršūnę, nes visgi formuoti viršūnę eglėje yra sunku, ten per aukštai. Per daug reikia rankas kelti į viršų ir greitai pavargstam. Tai geriausia padėti, paprašyti pagalbos kažko. Kito žmogaus. Fūs Jane, aš padarysiu taip vieną kartą. Kartą ir tuoj parodysiu paruoštą eglutę. Na, ir štai kaip atrodo preliminariai suformuota eglutė. Tai yra eglutė, kurios aukštis 2. 5 metrų. Kaip matot, vieni tų tijų. Nors eglutė yra 2. 5 metrų. Vis dar lieka apie 10 cm tarpo virš pačio aukščiausio galiuko, jeigu kyla abejonių. tą aukščiausią šakelę galima įkomponuoti kažkur į šoną, o į tą vietą įstatyti kokią kitą žemesnę, pavyzdžiui, šitą. Šitą pastatysim į šoną ir tada bela. Kai uždėsite tokį viršūnėlę, eglė bus dar žemesnė. Sąmoningai ir uždėsti, jeigu jums kas nors netilptų. Žinoma, ji šiuo metu tik suformuota, bet mes ją dar patobulinsim, mes tikrinsim, apeidami aplink, kad nebūtų jokių skylių, jokių tarpų, kad viskas gražiai, simetriškai būtų sutankinta. Na, bet apskritai, kaip matot, eglė bent jau tvarkingai išdėstyta. Ir taip turėtų atrodyti iš esmės visos eglutės iš mano parduotuvės. Jeigu jūsų eglutė yra retesnė, turi tarpų, tai čia ne eglutės problema. Ir juo labiau ne mano kaip pardavėjo. Tai eglutė APLV, o modeliavimo problema. Priverta būtų tada dar kartą prisėsti prie tos eglutės ir skirti truputį daugiau laiko, parodyti šiek tiek daugiau kūrybiškumo. Kantrybės? Taip. Kad ta eglutė tikrai nekeltų gėdos. Čia matau, kad tikrai dar turėsim šiek tiek padirbėti prie tos vietos. Tai yra vietos, kur viršūnė jungiasi su tom išskleidžiamom šakom. Grįžtam su tuo aukštu tipu į viršūnę, nes tada tai turi daugiausia prasmės. Čia visada ta dalis būna gana sudėtinga. Tas perėjimas tarp šakelių, kurios beveik guli plokščiai, ir tų šakelių, kurias reikia išskleisti rankomis. Rankiniu būdu, tų, kurios yra viršuje, na tai yra taip, kad kiekvieną kartą turime ten viską nuimti ir pataisyti. Bet 2-3 bandymai ir manau, kad eglutė bus graži.